Gerai, tai pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų Rita yra vienas iš tų žmonių, dėl ko pasukau keramikos keliu. Nes buvo situacija tokia. Baigiau bakalauro studijas pedagoginiam universitete, tada jau buvo Lietuvos edukologijos universitetas, pakeitęs pavadinimą. Ir aš sprendžiau uždavinį, ką daryti su tuo magistru, kur stoti, ir aš ten visai galvoju psichologija ir gal daiktų dizainas. Ir tada kažkaip galvoju, pasiklausiu dėstytojų. Tai tuo metu dar Dovydėnas dirbo. Su Rita labai fainą ryšį sukūrėm ir aš galvoju, paklausiu dėstytojų, ką jie galvoja ir čia, kur mane nukreipti. Ir Rita tiek Dovydėnas, kuris dabar jau Dailės akademijoje irgi keramikos katedroje ir dėstytojų dirba, tai jie abudu kažkodėl, kaip susitarę, mane kreipia į Dailės akademiją, į būtent keramikos katedrą. Ir aš galvoju, pavardysiu. Ir kaip gyvenimas pasikeitė. O aš taip tikiuosi kitaip, nes aš nustebau, dėl to, kad aš galvojau, kad čia Roko Dovydėno yra didysis nuopelnas, nes jisai dėstęs keramiką ir man atrodė, kad čia jau jo, žinai, kaip maestro. Bet džiugu, man malonu. Tai va, duodu naurius biškutį irgi, ne tik Dovydėnai. Labai malonu. Rita yra nuostabi dėstytoja, iš tikrųjų žmogus, kuris supažino mane su šiuolaikiniu menu, nes aš buvau kilus iš Marijampolės, atvažiavau iš tokio mažo miestelio, mes to šiuolaikinio meno mažai labai turėjom. Jo aš visai nesuprasdavau ir kai manęs kažkas paklausdavo, kadangi aš dailę tam daug metų lankydavau papildomai tą būrelį, tai ką tu galvoji apie tą juodą kvadratą, arba tai ką tu tą... Ką žinau, aš pirmą kartą girdžiu. Tai kai atvykau į Ritos paskaitas, man tiesiog prašvito akise, kad pasirodytų šiuolaikinis menas gali būti įdomus, kad gali būti konceptualus, kad į tas parodas gali būti įdomu eiti. Ir kaip jinai sugeba, kiekvieną kartą, kai mes eidavom parodas, jinai visą laiką sugebėdavo sugalvoti kažkokią smagią užduotį. Ir jinai visą laiką pamatydavo iš akių, jau kai mes labai pavargę, tai mes einam kažkokią parodą ir sako, įsirinkit vieną kūrinį, kuris jums pagal nuotaiką, dabar būsena nuotaika labiausiai jūs atspindi ir tada nueini ir galvoji. Ir matai grupokus, kad renkasi prie tam tikrų kūrinių ir supranti dėl ko. Tai Rita yra tikrai tas žmogus, kuris labai įkvepia ir labai moka žaismingai tą informaciją ir tą šiuolaikinį meną pateikti ir apskritai, kaip turėjom tų pedagoginių žinių ir pasisemti iš pačios, tai buvo labai įdomu. Ir daug naujų įgūdžių įgavau, ne tik tų žinių, tai man labai gera, kad pavyko prisikalbinti Ritą. Jie labai lengva visur prisikalbinti, dabar iš tikrųjų sekasi. Mūsų keliai vis kars nuo karto susiduria, tai labai smagu, kad pavyko šiandien dalyvauti. O aš nuo savęs apie Albertą pasakosiu, nes čia aišku buvo porą kursų ir matau Ligitą iš mano irgi buvusių studenčių. Porą kursų, kad taip sutapo, kad mes turėjom labai daug valandų. Ir aš su jais ir apie menus, ir į parodas, ir iš tikrųjų tai tapo tokie žmonės, kolegos, paskui bičiuliai. Man aišku labai malonu, kad tu apie mane šnekėjai, bet aišku gal kiek ir pavėluota, nes kai dirbi tada, norisi, bet aišku tai yra amžiaus atstumas, ar dar tu niekada pasitikrini gerokai vėliau. Nes aš dabar turbūt tu savo kely, aš savo kely. Ir to, kas ten jau buvo, ar kaip ten jau nutiko, tai tas feedbackas grįžo dabar, tai ačiū tau. Bet Alberta buvo iš tų studenčių, kurie atėjusi iš sporto patirties, aš kalbu apie žmogiškus dalykus, ko mums visiems visose srityse turbūt reikia. Jinai buvo labai valinga, labai užsispyrusi, dirbo daugiau negu reikia. Aš manau, kad tai ateina iš sporto. Mes dažnai kalbam, ar menas yra sportas. Dabar turim puikią parodą Šiuolaikinio meno centre Augusto Serapino, kuris didžioji salė ir padaręs, tai yra, tokia sporto salė iš gipsinių modelių atliejų. Kas nebuvo, tai dar, galima ir nueiti papaišyti ir pasportuoti, nes yra edukacija. Tai tas klausimas yra atviras, bet aš manau, ta ištvermė, to, ko reikia pratimų, taip, ir valios. Tai aš manau, tai ateina iš tavo labai giluminių dalykų ir tai padeda visose gyvenimo srityse, net ir kuriant savo studiją, taip, nes tai yra daugybė tokių išties iššūkių. Alberta buvo iš tų, kuri padarydavo, taip sako, dėstytojas Dovydėnas ir kas nors 30 eskizų per savaitę, aš nebeatsimenu terminus, ir net neša 60. Tada visada grupė
kurie nespėja, padaro 10, sako, kas tu per žmogus? Dabar visi tave žiūri, tai visi sako, neįmanoma per tą savaitę padaryti. O jinai padaro taip. Ir tada buvo tas žmogus, kuris retsykiais nebuvo pats mylimiausias grupėje, dėl to, kad jinai dirbo daugiau negu reikia. Tai va tas užsispyrimas ar daras, tai padeda taip. Nežinau, kiek jūs esate aptarę tavo studijas ir jau akademijoje. Tai iš tikrųjų vienas iš puikiausių to jau šiuolaikinio meno pusė einančių kūrinių yra jos performances. Nežinau, ar dar žinai tiesą. Su Rasa kalbėjom čia ir man padovanojo katalogą, kur mano darbas. Taip, nes tai yra visų pirma apie kūną, kas eina vėlgi iš tavo patirties ir, žodžiu, sporto, taip sakyčiau, srity. Ir kita vertus molis kaip medžiaga, mes su tavim tarėmės, kad truputį pašnekėsime apie tai, kodėl molis yra ar keramika tokia populiari. Tu tepiesi, tu, žodžiu, bandai auginti raumenis, dėdama tas molio mases. Kita vertus, tai reikia nuoširdumo, atvirumo, dėl to, kad sėdi nesvarbu kiek, ar 20, ar 30, ar 5 žmonės, tu iš esmės esi labai atviras ir apsinuoginęs tikrai to žodžio prasme. Tai yra vienas iš tokių, kuris paskui keliavo, žodžiu, į parodas, iš tikrųjų kaip vienas iš gana sėkmingų magistrinių darbų. Tai, ką tu darai dabar, arba tu eini daugiau, sakysim, į tą, sakysim, dekoratyvinę arba buitinę turbūt pusę, vis tiek tai susijęs su funkcionalumu, bet šalia to yra ir ta antroji pusė. Ir jos, aš manau, kad abi kažkiek susijusios, nes tavo tas mąstymas arba plati panorama yra šiuo atveju taip pat svarbi. Pradžioje mes irgi, aš įsiterpsiu, nes buvo šneka ir kai jau girdėjau apie interjero dizainą, pasidalinsiu savo labai nešviežią patirtim, nes aš ką tik baigiau savo gyvenimo projektą ir namų remontą, kuris tęsiasi. Ir jis tęsis, nepatikėsi, 1,5 metų ir aš gyvenau kaip tremty Lazdynuose. Mas gerai, manau, žinau, kad iš 2 metų jis ir tas veikia. Dar vienas žmogus, dar iškart pasakysiu, kolegės vyras, kuris atėjo dar po darbo ir dar. Bet, ką pasakysiu, aš jį dariau su dizainerė. Nors pati esu atsirt, visi sako, tu esi menotyrininkė, menai, tu viską išmanai ir žinai, bet kai aš pradėjau matyti, kokias man siūlo medžiagas, ką man patarinėja, pradedant mano vyrų, baigiant meistro, aš dar supratau, kad aš neatlaikysiu viso to ir mano gyvenimo projektas tiesiog bus netoks, kokį aš įsivaizduoju. Tada sutariu, aišku, aš turiu kolegų labai gerų, su savo kolegė dizainerė ir jinai man sustigavo. Tai kas darysite gyvenimo projektus tokius, tikrai patariu, ar čia esančią mūsų bičiulę, ar kažką tikrai pasižiūrėti ir pasitarti. Mano patirtis yra tokia, mano bičiulė visur ėjo su manim kartu ir žiūrėjo vietoj, nedarė vizualizacijų, kurios yra, kaip ir vaizdingi paveikslėliai ir tas yra puiku, nes vizualizacija yra vienas, bet kai tu natūroje matai, tai atsiranda visai kitaip. Aš turiu daug sudovanotos staninės keramikos tokių kūrinių. Tikrai jie atsidūrė, nes galvojau, kur, nes yra sudėtinga, jie kiti gabarituose. Kažkas atsidūrė prie židinuko, nes norėjau židinio, tik aš netikrai turiu elektrinę. Tokį garintuvą, bet su veidrodiniais ten, žodžiu, paviršiais labai gražiai nugulė. Ta autorinė kažkas ant komodos, kažkas knygų lentynoje. Jinai rado vietą. Mėgstu ir funkcinės. Tai dabar grįžtant prie to, kodėl populiaru, nes mūsų aplinkoje yra ne tik Alberta, bet ir kitų, kurie yra labai užsidelę keramiką. Ir ta keramika ir Kaziuko mugė ir Facebook'e visur pardavinėja. Aš, aišku, žiūriu labai su tam tikrom išlygom, ne viskas man jau dabar tam gyvenimui, mano projektai tinka, bet kai kas tinka. Kai kas tinka, žodžiu, ir aš visai nieko prieš įsigyti ir tokį visai funkcionalų, pusiau autorinis, bet pusiau toksai yra, sakysim, atėjęs daugiau iš kitos aplinkos, nebūtinai aš pavadinčiau autoriniu. Klausimas toks atviras, kodėl tai keramika? Vienas aš galvoju prieš įdomą pokalbį ir dar. Vienas dalykas, su kuo aš irgi susiduriu ir kolegų ar dar, tai kad mes leisdami rankas į žemę,
viena vertus tarsi savo visą neigiamą tą energetinį krūvį arba lauką įžeminam arba, žodžiu, jo atsikratom, o molis, kadangi vis tiek medžiaga einanti iš žemės arba iš ten, tai natūralu, kad po to atsiranda noras ją čiupinti, glamžyti, liesti, tas yra taktiliškumo momentas. Manyčiau, tas taip pat svarbu. Kita vertus, tai yra ta lietuviška terpė. Jeigu grįžtam prie keramikos istorijos, tai aišku, grįžtam į Mesopotamiją, tarp Tigro ir Eufrato, grįžtam prie, žodžiu, keraminių didžiulių ten zikuratų pastatų ir taip toliau, bet ten yra molis, nueini prie upės pasienį, bet jis greitai džiūsta. Tai mes kalbam apie tai, kad tu pasidarai plytos formą iš medžių lenčikių, sumeti, tau padedi prie saulę ir išdžiūsta. Mūsų klimato sąlygos kitos, jį reikia degti. Taip, tai atsiranda tokie niuansai, bet ta mūsų medžiaga, ir jeigu kalbant apie tą mūsų ir plytinę gotiką, ir Napoleoną prisimintą, žodžiu, ant delno norint įsinešti, žodžiu, onos bažnyčią, kuri yra, lyginant su europiniais pavyzdžiais, tikrai mažytė arba miniatiūrinė, tai irgi yra. Tik tiek, kad plytos iš profilių skirtingų ir ten atsiranda jau formos ir niuansai tokie. Valdovo rūmuose turbūt ir dauguma buvę koklių. Taip, žodžiu, ta medžiaga mūsų eina nuo senų. Taip, tik mes esam kaip ir gamtos taip surėdyta, bet ta medžiaga šalia. Lygiai taip pat, kaip būtų koks riedulys granitas. Marmuro ne, taip, jisai yra šalta, bet, mums smagi medžiaga, bet jau vis tiek vežtinė, bet lauko riedulį ar kokį akmenėlį nuo Neringos ten pajūrio, tai ir turim kišenėje. Tas pats, aš manau, šiek tiek atsiranda ir su tomoriu. Kitas dalykas, tai eina vėlgi nuo mokyklos laikų, nes Alberta vis tiek tu irgi susiduri turbūt mokytojaudama, tai yra ta medžiaga, kur irgi, kas turim vaikų, visi ten bosniai būrelį kokie, tu taip keramikos tikrai, nes kai tu lieti, minkai ar dar, tavo visi artikuliaciniai padargai vystosi, kalbiniai. Tai va tie visi lietimo momentai, aš manau, su tuo moliu, net ir mūsų vaikam yra visai, žodžiu, sėkmingi arba dėkingi. Tai kaziuko mugės viskas, aš manau, kad tvarkoja. Anksčiau tai matydavo daugiau gal menininkų profesionalų, dabar daugiau yra amato dalykai. Va, bet aš manyčiau, kad visai gal ir ten galim įsigyti, bet aišku, su atranka ir visa kita ir kainos ir taip toliau. Dabar, jeigu tu šiuolaikinių, jeigu kalbant, nežinau, kas tu yra, aišku, menininkų, kuriuos turbūt mes visi jau sekam, arba čia tų lietuvių, tai aš gal keletą pavardžių tokių paminėsiu, kas jau daugiau žiūrite, ne iš tos funkcionalios gal pusės, bet daugiau kaip meno kūrinį, ar į ką verta investuoti, nes iš tikrųjų autorinė keramika yra ta, kurią tu, žodžiu, pirkdamas, galvoji, kad ji išliks, nepaisant to, kad gal ten ir nukris, ar dar, čia yra kiti niuansai, tai aišku, yra tokie autoriai mūsų, žodžiu, jau gerbiami ir visi mylimi. Tai aišku, ir Audrius Janušonis, kuris visų, žodžiu, ir parodų ten laureatas, mąstantis konceptualiai, bet labai įdomiai pajungiantis, juk šiuolaikiniai keramiko atsiranda. Ready-made'ai, tai yra, žodžiu, fabrikiniu būdu pagamintų kažkokių detalių ar daiktų intarpai šalia keramikinių formų. Gali atsirasti tokios graviravimo formos, ką Janušonis, žodžiu, irgi puikiausiai taiko, gaminimas savo postamentų. Dar dalykas irgi, kai mes kalbam eksponuoti, aišku, tam reikia erdvės turėti iš interjero dizaino, vadinasi, tu specialiai sukuri pakilą ar, žodžiu, kažkokį taip aukštinimą ar nepaaukštinimą, bet, žodžiu, architektūrinį elementą, taip aš pasakysiu, ant kurio tu išeksponuoji. Taip, tu jį gali, tai, sakysim, jeigu indo forma, nes namie vis tiek atsirasta autorinė, kurie turi natiurmorto ar indo formų, bent jau mano namuose taip ir yra. Tai va, tai žodžiu, reikia tam. Tai va, Janušonis irgi bus tas menininkas, kuris konkrečiam savo, žodžiu, kūriniu ar kompozicijų kūrė, žodžiu, postamdžius. Mes galim galvoti, ar patys ten darysim, yra iš tikrųjų labai įdomių tokių sprendimų. Tai vat viena, turbūt iš pavardžių tą, kur irgi visi mylim, vertinam ir kurios, vat, aš turiu nemažai autorinės keramikos, yra Ona Grigaitė, kuri daro ir vazas. Elementariai, bet jos yra arba su pop meno elementais, tarp funkciniai indai, bet tuo pačiu jau, aišku, autoriniai.
Toliau, jeigu žiūrim irgi technologinę pusę, yra Remigijus Sederevičius 3D printinimas. Na, žodžiu, irgi atkeliauja. Tai vėl tokia nauja technologija ir aš manau, jinai gali būti pakankamai perspektyvi net ir mums patiems, jeigu mes turim tą, žodžiu, patį aparatą. Nes dabar jūs matot ir mokykloje, žodžiu, už Čiurlionio menų mokykloje, kurio aš dabar turiu pamokėlių, tai ten, žodžiu, yra atsiprintinam, žodžiu, ir Čiurlionio biustuką, ir aš esu gavus dovanų, žodžiu, ir savo mažą biustuką. Tai Čiurlionis, tai aš mažytė, jis toks didelis, ant mano lentynos taip pat. Tai, žodžiu, tas technologijų yra tokie momentai. Jeigu žiūrim parodos, aišku, tai yra ta keramikos bienalė, bet Vilnių, kur visą laiką, nežinau kiek lanko, bet labai irgi pareklamuosiu, kas 2 metai vyksta. Šiais metais. Labai, tai labai yra smagu, nes daug viso ko. Paprastai, jeigu žiūrime menotyrininkai ir organizatoriai parodų, tai orientuojamas tokias kuratūrinės, kai yra vienas žmogus, suformuoja kolekciją, tai yra aiškus požiūris, kur noras atskleisti kryptis tam tikras ir taip toliau. O ten yra po vieną kūrinį ir labai daug viso ko. Aišku, yra atranka, bet, yra smagu tada pažiūrėti įvairovę. Daug kas nelabai vertas, turgus smogė, bet kita vertus, tai yra menininkų profesionalų. Nežinau, jeigu tu atsiminsi savo mokytus, turbūt dar ir Danutė Jazgevičiūtė tau yra dėsčiusi, aš nebeatsimenu taip keramikos, bet irgi iš tų, žodžiu, senųjų meistrų, aišku, jau nebėra mūsų keramikos klasiko Juozo Domonio, kuris tikrai yra užšūkdęs daug kartų. Aš tai pabrėžiu ir tavo tą užsidėgymą vis tiek ir, save paliksiu šone ir mokytojų arba dėstytojų yra tam tikras indėlis. Aš manyčiau, kaip mes ateinam iš ten. Tai aišku, žmogus, kuris kažkada buvo šalia, kuris žmogišką kalbą kalbant, iš tikrųjų palaikė, nes mums visiems trūksta to pasitikėjimo ir palaikymo, kuris matė tavyje tą potencialą, laiku ir vietoje tave paskatino, tai aš manau, turim tai, kuo dabar labai ir džiaugiamės. Taip. Tai Rita, iš tikrųjų ir pasikeičiau dėl to konteksto biškutį iš meno pusės ir kas vyksta dabar keramikos pasaulyje, kaip palėti. Jo, dar aš paminėsiu, bet prisiminiau, nes čia bus ateis tokių vis atsiminsiu tų pavardžių. Aišku, yra labai įdomus sprendimai ir kūriniai Dalios Laučkaitės Jakimavičienės, kuri naudoja dekolius. Tas yra labai smagu, nes mes visi įpratę turbūt matyti lėkštes su visokiais tais paveiksliukais arba lipdukais. Ten rožytėm, gilytėm ar dar, tai Dalia Laučkaitė Jakimavičienė yra išvysčius šitą savo tą technologiją, naudodama dekolius, kuriuos jinai pati susikuria. Tai čia vėl būdas, jeigu kalbant apie studijas arba technologijas, kurios galėtų būti ir ką galima būtų bandyti, tai šalia 3D printinimo, kažkokio graviravimo galėtų atsirasti dekoliai, kuriuos jinai, pavyzdžiui, susirenka paveiksliukus, gali būti internete iš paveikslų ar dar, ir atsispaudžia specialių, žodžiu, printerių ir jie turi, žodžiu, galimybę, jos turi prilipinti ir paskui, aišku, ten dėgiai specialius technologijos. Tai čia irgi, sakyčiau, toks visai įdomus arba smagus, mes visi mėgstam tos lipdukus, jos lipinti ar dar, čia ir ypač vaikai, čia galėtų irgi būti tokia viena iš būdų, ką galima gal ir paprastesnių būdų, arba kažkokią kitą jau paveiksliuką savo pridėti arba užlipinti. Taip, tai šitą dekolių momentą tikrai išnaudojam su vaikais, ypač tie, kurie jau ilgą laiką lanko ir vis atrodo galvoja, kaip čia juos dar sudomint, kaip jiem čia dar kažką parodyti. Ir jiem taip patinka tie lipdukai, jie gali įsikirti, jie gali pakomponuoti, atsiranda. Visi iškalbėtum, ką lipintumėm, jeigu turėtumėm Jo, nes galimybių yra daug, gali piešti, bet tas lipdukas, jisai labai daug laiko išsaugoja, nes tu gali jau visai kaip kūrinį dėlioti kaip paveikslą ant lėkštės, ant indo ir nebūtinai pats piešti, ir ypač tiems paprašiau, kurie nemėgsta piešti, nesigaudo, bijo. Taip, teisybė, nes tu komponuoji ritmiškai, paskui yra svarbu, kaip tu išdėstai, ką pasirinki. Čia iš principo tas pas kaip koležą, kur tu ant lėkštės arba ant tiesiog ant. Jo, čia yra visai smagus dalykas. Viliuosi, kad kažkas ir čia atsirasti, ir ne? Tai manyčiau, jau turi porą dėžutėmis. Tai nes čia yra visai smagu, aš manau, visiems, šitoj studijai.
Taip, tai vat keramika yra tas amatas, kuris, tarsi, jis tiek technologiškai turi galimybių daug, kad net nėra tokios kaip bendros taisyklės, kad visi kažką naudoja. Kiekvienas toj pačio bienalė, kuri vyko čia rudenį, tai vien nuėjus į tą bienalę galima pamatyti, kokia didžiulė įvairovė. Nuo performansų iki ten skulptūrų, didžiulių funkcionalumo, video. Taip, tai yra labai didelė amplitudė ir tu kiekvieną kartą įeini ir atrodo, čia tikrai viskas iš keramikos ir galima su keramika tiek daug padaryti, kad ir tas molis ne vien tik išdegęs gali būti kaip objektas, bet gali būti ir šlapias, ir neišdegtas, ir perdirbtas, ir visokių formų įgauti, ir esmė yra ir procesas, ir ne tik tas rezultatas galutinis, tai keramika yra labai daug dalykų, tai ne vien tik tai tas apčiuopiamumas, ką mes gaunam po tų pamokų arba atėję patys kurti. Tai va tas yra įdomiausia, kad žmonės dažniausiai pabrėžia tą emociją ir tą procesą, ką jie patiria ir kaip jie jaučiasi, negu kad tas galutinis rezultatas. Nes tas galutinis rezultatas irgi toks būna įdomus dalykas, nes tu, kai įkrauni tame emocijos, to proceso, tų žinių ir to pabandymo, ir tu supranti, kad ir pats gali kažką padaryti ir sukurti, tai žmogui tai visai kitokia vertė, negu nueiti į Maximą, IKEA, nusipirkti po eurų kažkokį. Aš tai dar pridėsiu tik tai tokį nenuspėjimumą, kas mums irgi žadai, dėl to, kad tu nežinai, ką tu išdegęs ištrauksi, nes tu atrodo viena, priklauso tam, kokią glazūrą dėsi, bet visada, ir net menininkai profesionalai visą laiką to momento labai, negaliu pasakyti, kad bijo, bet šiek tiek nuogąstauja, o kas bus, kai tu atidarysi krosnį. Nes neretai, tokie, nenuspėjami, štai ir sakom tokia ugnies magija, taip, arba karščio. Aišku, yra visokių ir tų krosnių, ir visokių degimo būdų, ir, žodžiu, rakų keramika, ar dar, kur, žodžiu, mes galim panaudoti visai jau kitą būdą, dėti, man primena, kaip rankų popieriaus, kur irgi nežinai, kaip sudėsi sulips, ar ten, žodžiu, kažkokie lapai, ir dar kažkas, tai tokie degimo būdai gali būti įvairūs. Tai, žodžiu, manau, kad tas nenuspėjimumo momentas taip pat yra labai svarbus, nes tu nežinai, ką gausi. Ir tu neįsivaizduoji. Kartais nudžiugsi, kartais nelabai. Kai kas, žinau, irgi iš tokių pažįstamų turi net krosneles namuose, ir kai kas bando degti, ar turi burelius, ar ten pamokėlės, tai, žodžiu, irgi visą laiką stebi ir žiūri, kas bus. Ar išgyvens tas darbas? Ar išgyvens, ar neįtrūks, ar ta spalva kartais labai maloniai nustebina, nes visiškai netikėti būna sprendimai ir, žodžiu, vos neautoriniai atradimai tada, nes ten yra proporciniai iš esmės, tas pats kaip su spalva dirba. Arba vaistiniai, kiek ko įdėsi ir, žodžiu, kaip tau, koks ten bus santykis, tai paviršiais koks išeiks. O ką teko, Rita, dabar pastaruoju metu pastebėti šiuolaikiniai menininkų būryje, ar ne, kokios tematikos dažniausiai vyrauja? Nes anksčiau būdavo taip, daugiau tas funkcionalumas, buitis, kokliai, kažkas, ką mes pritaikom buityje, tie patys uzbonai, puodai, kažkokie, ne? O kaip vis dėlto vyksta dabar šiuolaikiniam pasaulyje, šiuolaikinių menininkų kūryboje? Ar tas funkcionalumas vis dar svarbus, ar iš jo išeinama ir ieškoma kažkokiu visiškai kitokiu tematiku negu įprastai? Aš manau, kad čia tokios gal tos dvi kryptis yra. Jos kartais persipina, kartais labai atsiskiria, nes yra menininkų, kurie nuolat plėtoja ir plėtos turbūt indo idėją apskritai. Tai, žodžiu, jinai liks, tik tai bus kažkaip technologiškai kitaip, atsiskleis, bet vis tiek tai bus ar dubuo, ar lėkštė, eisi tą tokį, žodžiu, santykį, galbūt, kaip tu ir sakei, su emocija, su erdve tam tikra, tai tas indo idėja vis tiek išlieka, o kita tokia bus, sakysim, kur ateis daug tokių idėjų iš šiuolaikinio meno, ką aš kalbu, turiu omeny formas, video instaliacijas ar dar, ir tos idėjos, tada jų laukas labai platus. Bet vis tiek pabrėšiu tą labai asmeninį santykį. Žmonės kalba apie save, tai kai jaučia. Labai dažnai menininkai yra jautrus. Jūs irgi susirinkot, aš manau, jau iš tų jautriųjų grupės, dėl to, kad čia neįtumėt kitaip. Taip, žodžiu, tai, ką menininkas pagauna tokiais savo tais meniniais, sakyčiau, čiuptuvais arba skenais,
jisai truputėlį transliuoja tada ir tu irgi suvoki. Lygiai taip pat atėjęs ir pamatai ir atrandi savo tą autorių arba tą savo kūrinį. Daug šneka, aišku, atsiranda apie tokių, asmenį išgyvenimą. Vaikystės kažkokie prisiminimai vėl tai yra su amžium, dar irgi, kuo vyresnis, tuo daug tą vaikystę prisiminė ir dar kitaip, dar distancija. Tai tas yra, lieka vaikystės prisiminimai, lieka tavo santykis su aplinka, tai atsiras tos skausmo kančios neretai, arba džiaugsmo laimės, priklauso nuo to, kokioj tu aplinkoj tu būni, tas emocinis toksai laukas. Na ir apskritai, kas tau tą labai gyvenime daugiausia rūpi. Taip, žodžiu, apskritai gal mažėja arba daugėja kažkiek pamąstymo apie tas bendražmogiškas vertybės, ką mes ten matom. Labai atsiranda religinės tematikos kūrinių, kas turbūt irgi natūralu, dėl to, kad mes gyvenam iš tikrųjų neramiais laikais. Taip jau porą metų turbūt, tai tas skausmas, kančia, nerimas jo yra visokiais formatais. Ir tada tas molis arba ta medžiaga tampa tik tai tokia priemonė tai idėja, nes šiuolaikiniame mene svarbiausia vis tiek tą, ką tu sugalvoji, arba tas sumanymas yra svarbus konceptas, kaip mes sakom, idėja. Ir tu tada priklausomai to, ko reikia tą idėjai, tu rinkėsi tą priemonę. Jeigu reikia, tu tapai, tai tą idėją labiausiai atskleisti, jeigu reikia, keramiką ar ten video ar dar. Tai tas šiuolaikinio meno ir mano šiek tiek minėti autoriai, jie daugiau eina į tą platesnį kontekstą, nes Onos Grigaitės, pavyzdžiui, yra daug labai tokio aukojimo, aukos temos, bet jinai eina per religinį indą, pavyzdžiui, tai pasai jungiasi tie, ir tada instaliacija, arba dekoratyvus, Art Vilnius jinai pristatinėjo, jau kai ką mes matom tos keramikus ir mugėse, taip, kur daug ten lankomės, ar kažkokie pop menas, yra ironija, bet visa tai turbūt kas ir anksčiau buvo. Bet funkciniai lieka ir aš manau, kad jie išliks, jie priartės kai kurie prie tokio lakoniško, gryno, tokio dizaineriško, suomiško, sakyčiau, skandinaviško varianto arba japoniško. Tas, kas irgi yra labai patrauklų, tas toks funkcionalus minimalizmas, bet šalia to bus irgi čia skonio dalykai, labai tokių gausių formų arba baroko ten to, tai žodžiu labai sunku būtų vienareikšmiškai. Bet aš sakau, šitas vilinės išskirčiau ir man jos kartais kūriniuose susieina, kartais labai išsiskiria ir ten tada jau ir nekalbė apie tą keramiką, tik matai tas keraminės, žodžiu, priemonės ir medžiagas naudotas, o šiaip tai vis tiek mes. Tai yra daugiau iš tos buitinės aplinkos daug kas atkeliaujantis, iš tų, kas ir tas bienales organizuoja ir ką galima stebėti, žodžiu, sekti ir dar, tai aišku, Agnė Šemberaitė, kuri yra fanatė, žodžiu, keramikos, deda visas parodas, viskas yra Vilniaus dailininkų sąjungos, žodžiu, pirmininkė keramiko, ir Milena Pirštelienė, čia tos, kas jau prisideda prie sklaidos keramikos, žodžiu, jos dirba ir skirtingo manierų. Žodžiu, bet ekspozicija labai svarbi. Bet ką aš norėčiau pabrėžti irgi, kaip yra parodos keramikų, tai labai svarbu, kaip eksponuota, kokia idėja bus sudėta, ypač jeigu daug kūrinių, kaip tu apjungs. Mes čia žavėjomės ten tai šviestuvais, žodžiu, tais padeliais ar dar, tai yra irgi pasižiūrėjau šviestuvus, aukštį ten dar, tai kas yra iš tikrųjų šitai erdvėj. Tai visą laiką, jeigu eksponuojam ir žiūrim, tai irgi santykis kūrinio su erdvė išlieka taip kaip ir šitam formate kasdieniniam. Tai, žodžiu, jis irgi bus svarbus, kaip tu paeksponuosi, kaip tu tą kūrinį pateiksi, koks bus apšvietimas, mes mažai šnekam, čia tas irgi ateina iš interjero. Šviesa labai svarbu, šilta, šalta, čia kaip tu apšviesi arba kokia bus viduje šviestuvo ta šviesa. Super, tai dabar ar yra kažkokių rekomendacijų, ką reikėtų aplankyti, kurias parodas ir kur nueiti? Šiuo metu neturiu gal tokių, neužkliuvo akis tiesiogiai su keramika. Ta meno sportą aš siūlyčiau pažiūrėti, man juokinga, galima apibėgti ratuką ir pažiūrėti, arba sudalyvauti edukacijai, galima pasportam, užsirašyti treniruotę, tai dar kol vyksta paroda, tą parekomenduočiau, nes ten yra tos atlijos, gipsinės, žodžiu, galvų, kurie akademiniam piešimė visi paišom, ar ten dar tokios ironijos tam tikros didžioji salė iš MCO. Yra ir ekskursijos, galima užsirašyti, yra ten, žodžiu, tokia visokia edukacija, arba papiešta akademija. Tas, kas man iš dabartinių parodų, tai tą, ką aš visai siūlyčiau, nes veikia ilgai.
O apie jausmus ir jusles, va dabar turėjau irgi pamokas su vaikais, paveikslų galerijai, galima žiūrėti, kas ten piešė ką ir, žodžiu, vaizdavo. Ar džiaugsmą, ar skausmą, ar liūdėsi. Tai tas, kas va dabar šitoj, va mano bent jau aplinkoje ir ką galėčiau pasiūlyti. Konkrečiai su keramika kol kas nelaukiu gynimo, laukiam graduation show, ką akademija rodo, vis tiek va tos visos naujovės. Ir pati turbūt pripažinsi, kaip yra svarbu išeinant, jau baigiant pasirodyti, nes akademija jau 2 metai darys birželio, turbūt nuo 4 iki 16, kažkur nuo 4 iki 16. Tai tikrai maloniai kviečiu, nes būna ir erdvių atranda, Keramos katedroj visada. Labai faina, iš tikrųjų, nes pažiūri, kas ateina, kas čia pat bus tavo konkurentas, arba ne, nes neturės tiek valios ir ištvermės, ko labai reikia, iš tikrųjų. Tai va, tai aš siūlyčiau, nes dabar ateis ir galima po akademiją pavaikščioti, planiukai, kas kam domisi, kas kuo domitės, visur paladžiu. Tai žodžiu labai įdomu, nes tu matai, jaunas žmogus visą laiką paima tai, kas dabar on top yra. Supranta, nes mes įsėjom kažkur vis tiek prisirišęs prie savo prioritetų, bet kas ateina ir labai konceptualus keramikos tikrai visada. Taip, iš tikrųjų, tai mano asmeninė rekomendacija, mes būname su mokiniais, tiesiog iš mokyklos einame su vyresniais 11-okas, 12-okas, dabar jų neturiu, bet eidavome mes per birželio pirmąsias savaitės, tai skulptūros, taip visų durionį. Eina ir aš žinau, buvau nustebus, aš ėjau vakare, nes ten Sereikiškių parkas, labai patogu, nes kaip pasivaikščiot, sujauti labai daug visokių veiklų. Ėjo žmonių masės, kur jie eina, iš kokio koncerto. Ne, jie eina į naujus akademijos rūmus, buvau stūdus, nes iš tikrųjų tampa labai populiaru. Akademija atvira, būti savanoriai galima, ar jūs svetainėje pasižiūrėti, ar Facebook'e, jie ten skelbia kur kas. Tai labai rekomenduoju. Ir jeigu keramika, ar nebūtinai, tai mados dizaino, irgi labai įdomus. Yra pristatymai, būna aprašymai, ten dar, aišku, gynimus gal jau ten ir nesuskupsit, ir nėra gal ten reikalo, nes jie tęsis ilgai, bet parodos visos. Labai siūlau, Titanikas visas, žodžiu, tos erdvės akademijos. Taip, tikrai labai rekomenduoju, nes sakau, taip, kaip daug šviežio oro įeina. Taip, nes pamatai kažkokius keistus dalykus, apie kurius net nemastyti. Vat kai tu klausi tendencijos ar dar, tai jaunų kūryboj visą laiką tą matų. Taip, dėl to reikia keliauti. Tai va, iš to, žodžiu, kol kas negaliu pareklamuoti konkrečios gal keramikos parodos, bet šitą tikrai reklamuoju, nes to įva Velykos, Tostagėlė ir Beželis. Jau greit. Dar pro gegužę, prašau. Nežinau kaip jums, bet man visada su Rita norisi ilgiau laiko praleisti. Bet jau mūsų laidas viskas. Atšykė. Galbūt kas nors turit klausimą, Ritai. Jonai! Draugis. Jos labai smalsus. Turiu klausimą, jeigu turėtumėm rekomenduoti vieną renginį, muziejų, parodą, meninę instaliaciją, nueiti per metus Lietuvoje, tokia tai būtų vietas, muziejus. Sudėtinga turbūt. Kur jūs pati eitumėte, jeigu tik vieną kartą metuose galėtumėte sudalyvavimą eiti pavadyti? O, Rita, tai visur eina? Aš visur einu, visur atsinas. Nežinau, aš turbūt eičiau, žinokit, čia ne mano vienos patirties, bet mes su vaikais, kadangi aš pamokas tokias turiu išeitinės, Vienožinskio dailės mokykloje, mes vaikštom tik po parodos, turiu tokį kursą, žodžiu, pamoka parodose, tai iš esmės aš apžiūriu, ką reikia ir iš jų taip pat, žinokit, šiuolaikinio meno centras, jisai atsigauna, aišku, galima žiūrėti Stepiekų, ten yra sudėtingesni dalykai, bet kai kurie, kaip šito sporto salė ar meno sportas, tai visai suprantama yra. Aš ko gero rinkčiausi ten, nes ten tai būna kūriniai, kurie verčia tave pamastyti, ne tik akim pasigrožėti, kas yra irgi svarbu, bet norisi to, kad tą, kad tu pamatytų, ilgiau apmastytų. Tai žodžiu, man šitai. Tai aš rinkčiausi šiuolaikinį meną. Aišku, NDG parodos būna geros, nacionalinė dailės galerijai. Čia 2 tokie, kur ten ilgiau. Bet būna, aš sakau, dailės muziejus daug tų filialų, tai galima rinktis. Negalėčiau. Mugės tai yra specifiniai. Žinokit, Art Vilnius, tai 2 metai man nedaro įspūdžio. Visiškai. Daug mirga, marga, aš nieko ten nerandu. Toks masinis, nieko ten nerandu, kas mane užkabintų, sudomintų ir ten, ką aš galėčiau su vaikais pasidalinti. Turbūt nebent keisis formatas. Kas taip? Taip, ne. Kamba. Nes laikas filmas. Aš esu inžinierius.
Balatinerius. Ir man įdomu, ar mene, keramikoje būtent, ar ateina iš industrijos techninė keramika ir jinai įsilieja į meną, ar tai yra pritaikoma, nes keramika gali būti geležtės, peiliai, guoliai, temperatūrai atsparios medžiagos, labai trikščiai atsparios medžiagos ir tai yra specifinės keraminės. Jo, specifiniai. Ar tai yra bent kiek pritaikoma mene? Bet sudėtinga, negalėsiu gal taip vienareikšmiškai atsakyti. Ta, ką aš pastebiu keramikų studentų darbuose, atsiranda kažkoks toks dėmesys netradiciniam šitiem medžiagom arba jų panaudojimą, bet yra kol kas tokie pavieniai gal pavyzdžiai, negalėčiau pasakyti. Gal šiek tiek yra visi toliau, gal čia Albertai su jumis pasisekė, nes truputį toliau yra nuo visų techninių dalykų. Čia labai asmeniniai. Vat, pavyzdžiui, jeigu buvo paskutiniai, aš dabar nepamiršau tos magistrantės, kur su švilpinėm darė. Elena Lauranovičiūtė. Jo, Elena Lauranovičiūtė. Jinai atėjo iš visai iš mokslo pasaulio, absoliučiai. Iš kitur magistrą pasiėmė absoliučiai. Ir tas, žodžiu, švilpinė, indas švilpinė ar dar, tai ten toks, fenomenas man irgi. Per istorijas, kur gali ir užsidėti, ir pūsti, ir jungti, ar dar, bet, aš nepasakysiu to, ko jūs sako, tai čia nebus ta apie medžiagą konkrečiai, bet ta jungtis mokslo, ar dar tos naujos, čia yra perspektyvos dalykai. Aš manau, kad tas turėtų ateiti, nes visą laiką naujos medžiagos diktuos naujos formas, absoliučiai meninės. Aš manau, kad Alberta, tu žiūrėk. Nes tai yra neišeksploatuota. Tiek, kiek galėtų, tą, ką klausiu. Tiek, kiek galėtų, tikrai ne. Pavieniai yra, bet nėra dar tos krypties. Kol kas, dar jau pas mus nematau. Dar turi? Klausyk, tau reikės atskiros. Gerai, kai ištekam, fainam. Ir paskutinis buvo klausimas yra, kur jūs esat mačiusi keramiką nuėjus toliausiai. Nes keramika yra porcelianas, keramika yra ir, pavyzdžiui, plytinė keramika, raudono molio, bet keramikos yra daug ir skirtingos. Kur jūs matėte objektą, kur eilinis žmogus nepamastytų, kad tai yra keramikos menas, bet visgi tai yra keramika? Oi, nežinau, žinokit, man sudėtinga taip atsakyti greitai. Nežinau. Čia tai reikėtų, nesuprantat, tų pavyzdžių turbūt yra, bet aš taip labai greit nepasakysiu, nesuprantat. Va tie ready-made'ai, kuriuos aš miniu, taip, tai yra daiktai, jeigu jie, pavyzdžiui, saugiklis keraminis atsidurs parodoj, pasikeičia kontekstas. Jisai atsiranda meninėje erdvėje. Vat kaip atskirt, kur menas, ne menas. Ne? Jeigu jis yra buity, tai jūsų ir bus tas saugiklis keraminis. Jeigu senas, dabar nėra tokio, bet jeigu jis atsiras, žodžiu, parodoj, tai jau jisai bus meno objektas, nes jisai ištrauktas bus iš daiktinės aplinkos absoliučiai. Kartais, aišku, būna tokių apgaulų tam pačiam šiuolaikinio meno centre, kur galvoja, ar čia šiukšlė, ar čia menas. Tai yra, bet toje aplinkoje taip yra ir specialiai menininkai tą naudoja. Atkurdami tokį statybos, pavyzdžiui, momentą ir jie visur išdėsto ten, aišku, kažkokių kartonų, ten dar, kur irgi eini, taip stebėsi. Keičiant tą aplinką. Per statybas. Jo. Keičiasi aplinka, suprantat? Ir tada meninėje erdvėje jisai atsidūręs tampa tokiu ženklu arba meno kūriniu. Nuo erdvės priklauso. Jeigu aš matyčiau, žodžiu, daiktą galerijoje, tada sakyčiau meno kūrinys, bet tą patį pamatyčiau gatvėje, sakyčiau ne, plyta. Tai nuo konteksto priklauso, kuris atsiranda. O yra labai geras, labai greitai pabaigsiu, žodžiu, mintį, labai geras paaiškinimas yra menotyrininko, dabar rašytojo Alfonso Andriuškevičiaus, kuris pasakęs yra taip, kad, žodžiu, kaip šitą situaciją mes apžaidžiam, kaip suprasti. Mes visi esame mokesčių mokėtojai, mes visi mokam studentam, taip, mes mokam, išlaikom akademijas ir dar. Ir jeigu tie žmonės tokius kūrinius atneša ir rodo, tai vadinasi, mes visi pritarėm, kad tai yra meno kūrinys. Ir jau tada nebediskutuojam, taip, nes tai jau atsiranda galerijoje. Tai yra toks labai iš toli paaiškinimas. Aš jau jaučiu Albertos, mes turim baigti. Jau aš kaip jaučiu. Daro jo pertraukėlę. Tai ačiū labai retai ir aišku, aš be dovanų neapsieisiu.
Nu, Ir aš žinau, kad Rita lankosi daug po parodas ir gauna daug įkvėpimo, bet ar atranda laiko savo, kada pakurt? net turbūt. Tai vat labai kviesiu pas save į pamokas, pagaliau atras laiko savo. Kiek pamokų? Vieną. Teisit, neįpasakat, kiek neišpavydėtų. Labai gerai. Tai- Aš žinau, ko man reikia. Žinau, kokio daikto man reikia. Man reikia, žinokit, dabar tokio sviestinė jau nusipirkau, aš brangę baisiausiai bitiko, bet būčiau pasidarius, jeigu žinau. Noriu šaukšto, žodžiu, samčiui. Oi, tai čia lengva. Taip, bet kaip lengva, bet jį reikia, nu man tai nebus lengva. Noriu tokio, žinai, autorinio, tokio, kokio noriu, jau daug mažai. Labai, pakartosiu. Ačiū labai.